за вашу і нашу свободу. Слава Україні! Ką sako mūsų prezidentas Gitanas Nausėda, tai yra įdomu tik tai jam pačiam, galbūt dar kai kuriems jo patarėjams. Daugiau tas balsas, žodžiu, toliau neina. Слава Україні! Prezidento Nausėdos balsas toliau Daukanto aikštės niekur neina, iš esmės. Va čia yra turbūt visa esmė ir ką šiuo atveju, kas yra sakoma arba kas yra nesakoma, tai didelės reikšmės neturi. Pirmiausia, tame tarpe dar ir dėl to, kad ponas Nausėda tą savo nuomonę gali labai greitai pakeisti. Taip kaip jisai pakeitė savo poziciją 88 metų birželio mėnesį ir taip kaip keitė kai kurie kiti tuo metu, žodžiu, tokia Nijolė Oželytė čia buvo interneto platybėse, man patiko tekstas, kai jinai 88 ten buvo iš tiesos, bet atrodo tokia mažytė, įstojo į komunistų tarybų sąjungos komunistų partiją. Ir ten jinai davė interviu, žodžiu, tiesai, ir ten tame trumpučiame interviu, ten tokia kolonėlė mažytė, ten gal 30, 40, gal 300 žodžių. Ten buvo Leninas paminėtas, iš pradžių Leninas, paskui jis, jinai jį visai, ta prasme, o paskui jinai greitai pasikeitė. Slava Ukraini! Tie žmonės užaugę ant tų vertybinių grybų, jie nuo jų jau niekada, jie jau yra apsinuodė tomis politinėmis, žodžiu, musmirėmis. Jeigu taip galima išsireikšti, ir jie yra jau prie jų pripratę. Čia yra kaip dozė, žodžiu, ir jiems yra šitai vietoje. Slava Ukraini! O dar taip giliau žiūrint, kapstant ir sakant, galima pasakyti, kad Lietuvoje politika kaip tokia, kaip objektas ir kaip subjektas, kuris generuoja valstybės politinį gyvenimą, iš esmės yra mirusi. Lietuvoje, kalbant apie didžiąją politiką, apie užsienio politiką, jos tokios tiesiog nėra. Lietuvoje yra tam tikros naudojamos, įsisąmoninamos, įvaldytos politinės technologijos. Slava Ukraini! Nes beje tas pats mūsų kariuomenės vadas ir prezidentas, man atrodo, jau užsiminė čia kažkada, kad maždaug Lietuva galėtų pasiųsti tiek, kiek savo laiku tokį kontingentą skamba, koks buvo pasiųstas į Afganistaną. Iki 300. Tai pažiūrėkite, koks Afganistano rezultatas. Bet Afganistanas tai ne Rusija. Ar ta prasme, kaip tu planuoji ir kaip tu komunikuoji? Afganistanas, o teritorija ten mažytė, gyventojų ten 10 kartų mažiau nei Rusijoje, bet kontingentas toks pat. Čia, aišku, aš kalbu tik apie planavimo lygį, netgi nerealizavimo. Tiesiog matome, kad planavimo lygmenį logika, kairysis smegenų pusrutulių su dešiniu nesusisiekia ir žmonės, aiškiai, tu matai, kad nesupranta, apie ką kalba, dėl ko kalba ir kam tą visą daro.